Aš esu Beata Bučinskaitė Ragauskė, esu Lietuvos Raudonojo kryžiaus psichologė. Nežinau, gal su kažkuo jau teko kažkokiuose kontekstuose susitikti, gal ir neteko. Tai šiandien truputį pakalbėsiu apie stresą. Pradžiai truputėlį įvado, kas tai yra, kas vyksta mūsų kūne. Ir po to pasibandysim keletą pratimų, kas galėtų padėti nurimti gal prieš egzaminą ar egzamino metu. Tai tikrai labai normalu, kad tie pratimai gali kažkaip vieniem tikti, kitiem netikti. Tai pabandykit, mano tikslas, kad jūs pasibandytumėt ir patys prisitaikytumėt savo. Tai, kas jums tinka, kas jums kažkaip patogu, labiau artima. Tai pasižiūrėkit taip ir pajauskit patys, kiek jūs galit tame kažkaip būti, patogiai dalyvauti, kiek jaučiat, kad per daug, tai tada galit truputį atsitraukti, kažkaip pabūti tiesiog ramiai. Tai stresas yra paprastai mūsų kūno reakcija į kažkokį pokytį ar į situaciją, kuri reikalauja tokio prisitaikymo prie pokyčio, kažko, kas mums nėra labai įprasta, nėra labai kažkaip tai, ką darom kiekvieną dieną. Tai vairavimo egzaminas būtent ir yra tokia situacija, kurioje mes patiriam vertinimą, tikrai esam vertinami, mums dažniausiai yra svarbu išlaikyti, pajausti, kaip ar mes ten galim jau šiuo metu savarankiškai vairuoti, ar dar reikia kažkaip pasistengti, truputį nueiti į daugiau pamokų. Tai yra tikrai neįprasta, dažniausiai tikrai daug jausmų ir daug tokio kūno prisitaikymo reikalaujanti situacija. Paprastai streso situacijose mes patiriam truputėlį skirtingai. Tas pats vairavimo egzaminas vienam žmogui gali būti iš tikrųjų labai intensyvi patirtis ir labai nauja patirtis, bet jeigu laikytumėm keletą kartų, jau truputį kitaip. Jau esam susipažinę, ta aplinka nėra tokia nepažįstama ir gali būti, kad šitos dienos irgi gali padėti šiek tiek susipažinti, pajausti, kad tai nebūtų visiškai nauja patirtis. Bet paprastai stresą vis tiek patiriam gana subjektyviai. Ir tas priklauso nuo ankstesnių patirčių, nuo mūsų asmenybinių dalykų, kaip mes esam pratę reaguoti, prie to, kiek ta situacija mums pažįstama, kiek jaučiamės pasiruošę, kiek turėjom jau tų pabandymų ar apskritai pravažiavimų tais maršrutais. Tai tikrai subjektyvu, bet dalis dalykų yra tokie bendri, kaip kūno reakcijos. Tai paprastai, kai patiriam stresą, mūsų kūnas išskiria kortizolį ir adrenaliną. Tai yra hormonai, kurie mus paruošia paprastai, jeigu taip iš evoliucinės pusės žiūrint, tokiai arba kovai, arba pabėgimui, tokiam reaguoti tikrai tokiose pavojingose, grėsmingose situacijose. Ir jeigu kažkaip iš tikrųjų esam labai stipriai susižadinę, ir mūsų kūnas yra pasiruošęs kovai arba bėgimui ir tada reikia atlikti tokias užduotis čia ir dabar. Tai gali būti, kad mūsų mąstymas pasidaro toks truputį tunelinis. Mes matom kažkokį specifinį dalyką ir jį darom. O egzaminė, prastai reikia tokio gan plataus pažiūrėjimo ir vienur, ir kitur, kažkaip būti čia ir dabar. Ir tada ateina tos mintis, kad čia padariau klaidą, kaip čia toliau, kas čia įvyks. Tai tikrai ta svarbi dalis apie tą, kad ne tik tai kūnas reaguoja, bet ir mūsų psichika ir mūsų mintys. Jeigu grįžtant truputį prie kūno, tai vienas iš tų, ką minėjot, ar ne, tas greitesnis širdies plakimas ir su tuo kūno pasiruošimu dažnai atsiranda įtampa. Įtampa rankose, įtampa pečių juostoj, įtampa kakle, nežinau, tikiu, kad kažkaip, bent jau aš tai tikrai esu pajautus, bet tikiu, kad ir jum yra tekę pajusti. Kartais iš tos įtampos pradeda drebėti kojos, drebėti rankos, tokio tikrai, tai labai svarbu, ką suprasti, kad mūsų kūnas ruošiasi kažkam, kas yra grėsminga. Ir net jeigu egzaminas ta objektyvia prasme nėra jau toks grėsmingas, šiais laikais, bet kūnas reaguoja iš tokios, tikrai mūsų to evoliucinio pasirengimo. Ir gal truputį dar užsiminsiu ir apie kitas dalis. Kadangi reaguoja ne tik tai kūnas, bet, ką minėjot, ir mintis,
ir elgesys, kartais iš tikrųjų pasidarom tokie netokie dėmesingi, labiau tada susitelkiam į tas mintis, kad ar pavyks išlaikyti, ar nepavyks išlaikyti, tada kažkaip priimam tokius greitus sprendimus, blaškomės šiek tiek. Tai tokiu atveju tikrai labai svarbi tokio nusiraminimo ir kūno nuraminimo ir grįžimo į čia ir dabar. Ta būsena, tai parodysiu keletą pratimų, dabar pradžiai pristatysiu, bet tikrai čia būtų apie kvėpavimą, tokį nuraminimą ir kūno grįžimą į čia ir dabar. Dar norisi labai paminėti, kad kai kalbam apie stresą, dažnai kalbam apie tokią neigiamą reakciją, kad stresas mums trukdo, bet ką ir minėjot, ar ne, kad trukdo kažkaip išlaikyti egzaminą, ar ten, nežinau, vairuoti, ar ten kažkokios klaidos atsiranda. Bet iš tikrųjų, stresas, ką jis daro, jis mus aktyvuoja tam, kad mes susikauptume, tam, kad mes padarytumėm tam tikrus dalykus, tai kūnas ruošiasi. Ir iš tikrųjų mūsų produktyvumas ir užduočių atlikimas yra labai susijęs su streso lygiu. Tai stresas yra tikrai ne tik priešas, tai neturiu čia kur nupiešti, bet jeigu įsivaizduotumėm tokią, man atrodo, parabolę, ar ne, kuri eina taip, tada truputį į viršų ir vėl. Tai mūsų, kada stresas yra tokiam vidutiniam lygiui, kada esam susižadinę, bet nesam nei labai panikoj, nei labai kažkaip atsitraukę, nuobodžiaujantis, tada mes užduotis atliekam geriausiai. Nes kada yra kažkaip nuobodu, esam atsitraukę, tokiu atveju mes tikrai nesam labai susitelkę ir kažkaip nėra mums taip labai svarbu, nesam labai įsitraukę. Jeigu esam panikoj, kažkaip širdis labai greitai plakan, bet ką jūs sakėt, ar kažkaip jaučiam, kad tas kvėpavimas ten labai labai greitas ir kažkaip tai tokių labai labai daug jausmų ir kūnas labai, tokioj tikrai jau pusiau panikos būsenoj, irgi labai sunku atlikti. Tai šitoj vietoj labai svarbu, kad mes liktumėm tam tolerancijos lange, kad nesam nei visiškai atsitraukę, bet nesam visiškai ir tokia sužadinti ir panikos būseną. Tai čia apie tokį nusiraminimą ir grįžimą į tokią vidutinio streso tą būseną. Bet tikrai stresas, pats iš savęs, jisai mums ir padeda. Tokioj visiškai ramioj ir tenais labai jau atsipalaidavusioj ir nuobodžiaujančioj būsenoj tikrai būtų sunku tą egzaminą laikyti ir kažkaip išlaikyti ir susitelkti. Tai čia tikrai, svarbi ta dalis. Pasibandysim keletą pratimų, tai kaip ir sakiau, jeigu kažkaip jaučiat, kad sunku įsitraukti ar kažkaip nėra patogu, nes jaučiat čionai saugiai, tai viskas tvarkoj, įsitraukit tiek, kiek jūs galit. Tie pratimai yra skirti tam, kad ir pargražintumėm iš tos tokios, panikos, kažkokios labai intensyvios būsenos į tokią truputį ramesnę. Tai ne tam, kad tą stresą visiškai pašalint, bet tam, kad jį suvaldyti šiek tiek, truputį nurimti. Tai pirmas pratimas yra, šiaip jeigu po to norėsit, tai tikrai paimkit lankstinukus čionais, taip tikėčiausi, kad kažkaip užteks visiems ir ten tikrai yra šitas pratimas ir kvėpavimo pratimas. Tai tokiu atveju, jeigu prieš einant ar prieš kažkur atvykstant į egzaminą, tikrai galit savo priminti ir pasidaryti tuos pratimus. Tai pirmas pratimas yra 5, 4, 3, 2, 1. Tai paprašysiu įvardinti 5 spalvas, kurias matot šiuo momentu jūsų aplinkoj. Balta, geltona, žalia, mėlyna, pilka. Jo, turim 5, ar ne? Super. Dabar pabandysiu paprašyti jūsų, kad įvardintumėt 4 garsus. Pabandytumėt išgirsti šitoje aplinkoje šiuo metu. Kondicionierius. Burzgia kondicionierius, girdisi. Telefonas girdisi. Telefonas girdisi. Mūsų balsas. Balsas, taip. Kažką sakot, ne. Nesigirdi. Mašinos, už gatvės, taip. Jeigu labai kažkaip nuklausom, galim išgirsti, taip. Ir dabar paprašysiu apibūdinti ir vardinti 3 paviršius, kurios liečiat ar galit liesti. Tokio truputį su lyta susijusiu.
Aha, matau, kad liečiat, ar ne, rankinuką. Aha, stalas, kurį galim paliesti, lygus toks. Aha, stiklas. Gal truputį šaltas, ar toks, aha, matinis. Nu, jau turim 3. Ir tada paprašysiu, čia toks gal truputį jau sunkiau, porą dalykų, kuriuos galim užuosti. Ar jaučiat, nu, vat kažkokių kvapų, ar galėtumėt čia jausti? Sausainis. Sausainis jaučiasi, taip. Gal dar kažkas jaučiat kažkokį tai kvapą? Kvepalai gal. Kvepalai kažkieno gali jaustis, taip. Ir paskutinis skonis, kurį galima jausti, tai valgyt sausainį turbūt jaučiasi sausainis. Kramtoma guma, aha, labai geras, aha. Tai kaip manot, nu vat kodėl šitas pratimas padeda nurimti? Tai vienas dalykas, tai tikrai atitraukia dėmesį nuo tų minčių, nu vat ką minėjot, ar ne, tokių visokių, ten padariau klaidą, nepadariau klaidos, apie čia ir dabar, nu vat ką aš jaučiu, kas vyksta. Ir tokį grįžimą į kūną, tam, kad pajaustumėm ir ką matom, ir ką girdim, apie grįžimą čia ir dabar. Tai nežinau, ar vairuojant labai ten pavyktų įgyvendinti, bet prieš egzaminą tai tikrai labai rekomenduoju ir tikrai pabandykit, nereikia kažkokių ten ypatingų dalykų. Tikrai galima atsisėdus, ramiai savo pasidaryti, pabandyti įsivardinti. Tai tikrai labai rekomenduoju. Dabar pabandysim pasidaryti tokį kvėpavimo pratimą. Tai nežinau, kas galit atsisėskit patogiai, kam kažkaip, kad būtų tikrai patogu, gera kažkaip būti. Ir pakviesiu uždėti rankas ant pilvo. Ir dabar pakviesiu giliai įkvėpti ir pajausti, kaip pilvas išsiplečia, kai mes įkvėpiam. Pabandom. Jaučiat? Ir iškvėpkim. Pajauskim, kaip pilvas susitraukia. Ir dar kartelį. Įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Tai šiuo momentu prijungsim dar tokį spalvos vaizdinį. Kad ne tik tai mūsų kūnas, bet ir mūsų psichika truputį dirbtų. Nežinau, ar turit mėgstamą spalvą. Gal kažkas turit? Matau, linksit. Tai kažkas gal turit, kažkas neturit. Kažkokia labiau mėgstama ir mažiau mėgstama spalva. Galit pabandyti pagalvoti, kas čia galėtų būti. Ir jeigu tokios spalvos neturit, tai viskas tvarkoj. Galit įsivaizduoti, kad įkvepiat šviesą ir iškvepiat tamsą. Tiesiog. Tai dabar pabandysim įsivaizduoti, tie, kas turit mėgstamą spalvą, kad įkvepiam tą mėgstamą spalvą ir iškvepiam tą nemėgstamą spalvą. Arba įkvepiam šviesą ir iškvepiam tamsą. Galim tada pabandyti. Pajauskit, kaip užpildo jūsų plaučius tą spalvą ir iškvėpkit tą tokią mažiau mėgstamą spalvą, kuri kažkaip mažiau patinka. Bandykit įkvėpti tą malonę, mėgstamą spalvą ir iškvėpti tą mažiau mėgstamą. Tai čia apie tokį tikrai ir kvėpavimo sureguliavimą. Nu, vat, ką jūs minėjot apie greitesnį širdies plakimą, tai kada vyksta greitesnis širdies plakimas, reiškia, kad mes ir kvėpuojam gerokai greičiau. Streso būsenoj paprastai tikrai mes kvėpuojam greitai ir labai paviršutiniškai. Tai, vadinama hiperventiliacija, tai reiškia, kad toks gaunasi. Ir tikrai tuo momentu tas, tik tai kelia širdies plakimą, kelia tokį, kūno jau nerimą ir susižadinimą, tai tas lėtas toksai kvėpavimas, dar jungiant tuos vizualizacijos elementus, tikrai gali padėti sugrįžti į kūną ir truputį ir fiziškai tą kūną nuraminti. Kad, ir tas sulėtinti tą širdies plakimą, sulėtinti truputį kūno tą susižadinimą. Prieš egzaminą tikrai galim pasidaryti ir, tikrai, čia tokia jau gal ne iš psichologinės pusės, bet iš tokios praktinės,
kad, nu, tikrai verta kažkaip lėtai, ramiai susiruošti, būti užkandus, gerai išsimiegojus ir atvykti šiek tiek anksčiau, tam, kad nereiktų skubėti, galėtumėm ramiai pabūti ir pasidaryti, nu, bet kaip jūs ir sakėt, tą pratimą prieš nueinant į egzaminą. Jeigu esam jau egzamino situacijoje ir jaučiam, kad tikrai tas stresas, nerimas kyla, kas yra tikrai labai normalu, galim, nu, va, tokį greitą irgi pasidaryti, kiek, nu, vat, tai yra įmanoma ir sugrįžti į čia ir dabar. Ir tikrai, nu, vat, ką kalbėjo ir egzaminuotojas, kad, nu, tikrai yra tos erdvės ir rekomenduojama truputį nurimti, kažkaip, nu, vat, kaip sakot, kad jeigu 30 minučių, tai 10 minučių turbūt nesigautų skirti, bet pusę minutės arba minutę, manau, kad tikrai tai yra įmanoma. Dar vienas pratimas yra apie tokį savęs apkabinimą. Tai esu pastebėjus, kad šitas pratimas kartais kelia tikrai įvairių jausmų. Ir čia turbūt apskritai susijęs su tuo, kaip mes jaučiamės, su fiziniu prisilietimu, kaip mums patiems su tuo būti. Tai tikrai pajauskit, nu, ne visiems tinka, kitiems, nu, kažkaip ir ne visai. Neseniai vedžiau seniorų grupį, tai jie kažkaip dalinosi, kad labiau jaučia, nu, kad ar medį apkabinti, ar, nu, kažką kito. Tai tikrai tie variantai galimi, aišku, čia medžių nėra. Tai vienas iš būdų, iš tikrųjų, kada nerimaujam, pajausti tokios daugiau ramybės, tai per apkabinimą. Tai pajausti ryšį su kitu, jausti ryšį su savim, tokiu momentu išsiskiria oksitocinas. Laimės hormonas, kada mes nurimstam, kažkaip pasijaučiam saugiau, ramiau, bet jeigu, na, nėra kažkokių kitų žmonių ar kažkaip nesinori, tai galim pabandyti apkabinti save. Tai kažkaip švelniai, patogiai, galim uždėti vieną ranką, uždėti kitą ranką, ar, nu, kažkaip per liemenį ir galim savo pasakyti tokius paguodos žodžius, kad man tikrai svarbu, matau, kad tau nelengva, tikrai nelengva, norėčiau, kad būtų geriau, norėčiau, kad pasijaustum ramiau, saugiau. Tokį, nu, vat, atrasti, kas jum patiem tinka, kas jum patiem, kokie žodžiai, na, jūs ramina. Tai labai svarbu, kad tai nebūtų apie tokį vertinimą. Šitoj vietoje žmonės tikrai, nu, ir iš tokios paramos dažnai, nu, yra sakoma, kad pasiseks, viskas bus gerai. Tai šitoj vietoje, nu, kažkaip patarčiau gal labiau tokį ramesnį, nevertinantį, kad matau, kad tau sunku, kad tau nėra lengva, padarysiu viską, kad tau būtų geriau ir būsiu, na, tikrai šalia. Tai galima paeksperimentuoti, paieškoti tokio, nu, vat, kas jum patiem tiktų, kas patiem patiktų. Ir čia, nu, vat, ką sakėt apie tą laiką, kad, nu, tai gali būti gan trumpas. Galima apkabinti save ir padaryti porą įkvėpimų. Ir vat jau kokių, nežinau, 20 sekundžių ir mes kažkaip truputį pabuvom su savim. Tai tikrai tokia svarbi dalis. Dar vienas momentas apie tokį nusiraminimą. Kartais ramina kramtymas. Vat, nu, vat, ką jūs minėjot, ar ne, apie kramtomą gumą. Tai galima turėti tos kramtomos gumos ir tada lėtai, truputį, po truputį pakramtyti, pajausti, kaip mūsų burna užpildo seiles, kaip mes jaučiam. Jeigu tos gumos neturim, tai galim įsivaizduoti, kad, nu, kažkaip turim, truputį pakramtyti. Tai paprastai kramtymas, nu, jisai tikrai ramina iš to, kad, nu, ir mažus vaikus ramina toks, na, valgymas ir to, na, tas procesas. Tai ir tuo yra paremtas emocinis valgymas, kad, nu, kartais iš tikrųjų, kai labai nerimaujam, mes valgom ir, nu, tas kažkaip mums padeda nurimti, truputį sugrįžti, dėmesys nebe į egzaminą ir kažkokius tai labai artėjančius išlaikymo ar neišlaikymo scenarijus, bet labiau apie čia ir dabar, apie mane ir mano kūną. Tai kvėpavimo gal truputį dar vėliau parodysiu vieną kitokį būdą. Dabar pakviesiu atsistoti. Iš tikrųjų, jau kaip daug kas ir sakėt, ir kai nerimaujam, iš tikrųjų kūnas įsitempia. Jaučiam ir rankose, ir dažnai kakle, jaučiam ir kojose. Tai čia tikrai labai svarbi dalis, nu, kažkaip tą įtampą atpalaiduoti, truputį paleisti. Tai šiuo momentu pabandysim
tokį įtampos atpalaidavimą, kuris šiaip tinka ir jeigu patiriam tokį stiprų pyktį, irgi nusiraminti, bet šiuo atveju labiau prieš egzaminą ir tai įtampai. Tai pabandykim sugniaužti kumščius taip stipriai, kaip tik galim. Aha. Ir dabar pabandykim įtempti rankas ir pakelti mūsų pečius link ausų. Tiek aukštai, kiek tik galim. Truputį palaikom, truputį palaikom. Ir paleiskim. Dar kartelį pabandykim. Įtempkim kumščius, įtempkim rankas. Aha, stipriai. Ir pakelkim link ausų. Ir paleiskim. Ir paskutinį kartą pabandom. Sugniaužiam kumščius, įtempiam pečius ir pakelkim link ausų. Aha. Ir atpalaiduojam. Ar jaučiasi pokytis jūsų kūne? Paprastai, tai leidžia truputį atpalaiduoti įtampą kūne. Nes mes įtempiam ir atpalaiduojam. Kūnas truputėlį pereina į tokį. Tai čia tokia labiau fizinė ta būsena, jeigu tikrai išgyvenam stiprų nerimą ir tas kūnas labai įsitempęs ir būna kartais ir skauda nugarą, ir ten kaklas skauda, ir ten ir kojos dreba, tai tikrai galim tokiu būdu pasibandyti. Kadangi jau esat atsistoję, matau, kad prisijungėt, tai prisijunkit, pabandysim pratimą. Galit atsistoti, likti atsistoję. Ir dabar pakviesiu užsimerkti. Tai tikrai jauskit, kas galit. Jeigu kažkaip jaučiat, kad nepatogu ar nesinori, tai tada galima žiūrėti žemyn, kaip patiem būtų patogu. Tai pabandykim užsimerkti, kas galit. Ir pabandykim giliai įkvėpti ir giliai iškvėpti. Giliai įkvėpti ir iškvėpti. Tai dabar pakviesiu įsivaizduoti, kad iš jūsų kojų, iš jūsų padų išauga šaknys. Labai labai ilgos, baltos, tokios einančios labai giliai į žemę, iki pat žemės centro. Kaip jos eina, kaip jos ten auga. Ir dabar pabandykim pajausti, kaip jos mus laiko. Pabandykim truputį, kiek būtų patogu pasvirti į priekį. Ir truputį pasvirkim atgal, kad pajaustumėm, kaip mus laiko. Pasvirkim truputį į dešinę. Tada į kairę. Pajauskim, kaip stipriai stovim ant žemės ir kaip jos mus laiko. Galim giliai įkvėpti ir giliai iškvėpti. Dar kartelį įkvėpkim ir iškvėpkim. Ir kai būsit pasiruošę su iškvėpimu, galim sugrįžti į čia ir dabar. Dabar jau galite prisėsti, atsipalaiduoti. Tai šitas pratimas leidžia mums truputį pasijausti tvirtai ant žemės, pajausti savo kūną, pajausti, kaip mus laiko. Tai irgi tikrai galima pasidaryti prieš egzamino metu, tai gal nerekomenduočiau užsimerkti, bet tokiam nusiraminimui ir sugrįžimui į savo kūną ir pajautimui, kaip kojos mus laiko ir kad esam tvirtai ant žemės. Ir šiaip, kartais kai kurie specialistai rekomenduoja prieš kažkokias sunkias užduotis truputį, pastovėti taip tvirtai, pajausti save, kaip mes jaučiamės, kaip mus laiko. Nes kai išgyvenam stresą ar kažko bijom, taip esam truputį linkę susigūžti. Ir kūnas taip irgi reaguoja. Taip, tokio sugrįžimo. Ir turbūt pabaigai paminėsiu truputį dar kitokį kvėpavimą. Jisai toks labai, irgi sakyčiau, gal net ir egzamino metu ar prieš egzaminą tikrai galima prisitaikyti. Tai toks kvėpavimas kvadratu.
nežinau, gal teko girdėti ir toj pačioj knygoj. Tai čia bus 4, 4, 4 ir dar 4. Tai kvėpavimas kaip kubas. Na, matau, linksit, tai gal girdėtas. Aha, na, jis toks irgi gana matytas, girdėtas. Tai pabandysim įkvėpti, skaičiuojant iki 4, sulaikyti, skaičiuojant iki 4 ir iškvėpti, skaičiuojant iki 4 ir sulaikyti. Toks gaunasi kubas iš visų senelių. Ir tas padeda irgi truputį sureguliuoti, nuraminti kūną. Tai galim, aš turbūt tada nekvėpsiu, bet paskaičiuosiu, tai įkvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4, iškvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4, įkvepiam 1, 2, 3, 4, sulaikom 1, 2, 3, 4 ir iškvepiam 1, 2, 3, 4. Ir galim grįžti čia į dabar. Tai toks būdas irgi iš to tokio paviršinio ir labai greito kvėpavimo grįžti į gilų kvėpavimą, sureguliuot kūną, truputį ir nukreipti dėmesį nuo tų tokių visokių scenarijų. Tai turbūt šiandien supratimais tiek, ką dar norėčiau pasakyti, tai dar viena svarbi dalis yra egzamino vertinimas. Tai šitoj vietoj labai svarbu, kad tą egzaminą matytumėt kaip galimybę ne tik tai egzaminuotojui kažkaip vertinti ir žiūrėti, bet ir jum patiem pasižiūrėti, ar iš tikrųjų kažkaip jau esat pasiruošę, ar dar nesat. Ir tokio truputėlį, kaip proceso dalį, ne kaip gyvybės ir mirties klausimą, ar kaip dalyką, kuris nusprendžia jūsų vertę. Nes, tai tam ir yra mums patiems, tam, kad kažkaip įsivertintumėm, pabūtumėm, gal pamatytumėm, ką dar galim pasitreniruoti. Tai tokio irgi vertinimo ir matymo ir likimo tam orientacijų į procesą, į tai, kaip mes važiuojam, kaip mes būnam ir mažiau orientacijos į rezultatą, koks jau ten bus tas rezultatas. Tai šiandien turbūt tiek.